nepritarti reikalavimus sudaryti raštišką sutartį tarp medžiotojų miško žemės ir miško naudotojų bei savininkų. Nesudaryti su tais, kurie nenori, o su tais, kurie nori savininkas. Jeigu jis pats paprašo, sutartis yra sudaroma besąlygiškai. Bet veltųsi jo norą. Tai čia bus ne reikalavimas, o leidimas. Sudaryti laisvą formą. Galima sudaryti, galima nesudaryti. O jeigu priims įstatymą, kad Ukmergės rajone jis negaliotų. Turi galioti. Man atrodo, kad gerbiami tarybos nariai paprašyčiau pritarti. Taip, medžiotojai nusišalina. Paklaus, ar nori tarybos narys Juozas Savanavičius. Prašau. Dėkoju. Aš neturiu miško, neturiu šautuvo. Ir man visas šitas pritart, nepritart labai sudėtinga. Aš norėčiau paklausti, pavyzdžiui, iš tarybos narių. Katras yra ne medžiotojas, bet turi savo miško. Ar jis laimingas yra ar ne? Ir aš to žmogui, tam žmogui aš padėsiu. Kadangi medžiotojas tai yra nespecialybė ir žmogus eina medžioti ne iš bado, bet po asmeninį kažkieno mišką, gal jis norės grybauti arba su žmona tuo metu pasivaikščioti. Imsiu nušaus. Tai ar yra va tokių žmonių, katrie galėtų pasakyti? Aš tada pritarsiu arba ne, man negaliu apsispręsti. Gerbiamas Juozai, aš jums truputėlį padėsiu. Jūsų miške, mano miške per metus, per medžioklės sezoną yra medžiojama tik vieną dieną, vieną kartą. O visus kitus metų dienas jūs vaikščiokite, grybaukite. Tai ką prašom? Viskas galima. Įtikinot, ne? Ne, tai yra skirtingi miškai. Niekas neinformuoja. Su žmona kada vaikščia. Gerai. Gerbiami tarybos nariai, truputėlį rimtumai mes jau baigėme. Aš noriu paaiškinti ir dar kitą klausimą. Jeigu nėra sudaromos sutartys ir prieštarauja tam ypatingai ūkininkai, mes turim tą tokį, sakyčiau, konfliktinę situaciją Želvos srityje, kur dabar jau įstoja jau į medžiotojus, atstoja ūkininkas, kuriam šernai daro didžiulius nuostolius. Nu, kito kelio nėra, kad jis apsigės. Taip, kad tai yra... Jūs apskaitai. Valstybių lėkštis. Turėtų atsišalinti. Kodėl aš medžiotojas? Iš tikrųjų nebedaug liko, 14 valandos pasirodo, kad geras spėsim visi. Kaip šitą, ne kaip Bet iš principo aš galvočiau, kad miško ir žemės savininkas ir jo nuosavybė tai yra vienas dalykas, tai gerbtini yra dalykai. Jeigu tai yra plotas, tai aš turbūt ir esu šeimininkas ir kad, ta prasme, nežinau kokia tai tvarka turėtų būti, ar atsiklausimo, ar tai raštiško sutikimo, bet ta prasme, nepritarti reikalavimus sudaryti raštiškas sutartis, reiškia leisti, kada noriu, kaip noriu, šeimininkauti svetimuose valdose. Šitam pritarti dalyko aš tikrai negaliu. Jokių būdų tai nereiškia šito, kad leisti bet kada, kaip noriu, kada noriu ir taip toliau. Tai tiesiog rodo savivaldybės tarybos poziciją, kad įstatymų leidėjas, kitais būdais, kažkokiais realiai techniškai gyvendinamais, apspręstų tą miško ir žemių savininkų apsaugą teisų. Būtent, kad nelieptų sudaryti 10-20 tūkstančių tenais sutarčių, o kažkokiu kitokiu būdu leistų, pavyzdžiui, savininkui raštiškai uždrausti ar dar kažką. Nes kaip supratau, iš gerbiamo mero jau šiuo metu sutarčių kažkokių įpareigojančių sutarčių nebuvimas ir iškėlė konfliktinės situacijas ir Želvos seniūnijoje. Ne, ten yra truputėlį kitaip, ten konfliktas asmeninis, bet aš noriu pasakyti, kad sutartis yra sudaromos, tačiau yra žmonių, kurie išvykę gyvena užsienyje. Ir šiandien, jeigu nėra sudaroma su juo sutartis, norima, visai neduoti licencijos tam klubui. Tokia, sakyčiau, kai kas yra dirbtino. Šito reiktų, kad nebūtų. O sutartis turėtų būti sudaroma su tais žmonėmis, kurie gyvena vietoje, kurie... Tai siūlyčiau tada tokią
pataisėlę mažutę. Žemės ir miško savininkų reikalavimų sudaryti raštiškas sutartis. Gerai. Valgo už grybą, supranti, šovinys grybą, tai išsilaužė. Tarybos narys Andrius Kalesnikas. Dėkui, gerbiamas merė. Vis tiek, galbūt jūs, gerbiamas merė, išsakė daug pastabų, tačiau rezoliucijai jos visiškai neatsispindi. Tai galbūt aš siūlyčiau tą faktą, kad galbūt rezoliuciją kažkokią rašome, bet mes čia tik nepritart, o tai ir pasiūlyti tiesiog sprendimus. Vienas iš jų būtų, kaip ir Evaldas paminėjo, taip pat kitas, kaip ir jūs paminėjot, kad galbūt raštiškai galėtų uždrausti savininkas, kad jo teritorijoje būtų, bei daug pasiūlymų įsivardino, tačiau nei vieną pasiūlymą nepateikėt rezoliucijai. Tai norėčiau pasiūlyti visus tos pasiūlymus perkelti rezoliucijos tekstą. Dėkui. Čia nieko nėra sudėtingo ir nėra čia nieko ypatingo. Galim pirmą punktą pakeisti ir parašyti taip, kad svarstant medžioklės įstatymo pakeitimus, siūlyti įteisinti reikalavimą sudaryti raštiškas sutartis tarp medžiotojų žemės ir miško naudotojų bei savininkų, tik esant šių žemės ir miško naudotojų ir savininkų raštiškam reikalavimui. Ar reikalavimui. Nes šiaip iš esmės tai nėra teisės aktas, tai yra tik tai nuomonė. Pačio įstatymo pataisas kurs specialistai, priims sprendimus specialistai. Tai yra tik savivaldybės tarybos nuomonė. Nereikėtų taip jau smulkiai. Na, aš nežinau, kodėl visada, kai tik tai rezoliuciją reikia svarstyti visada ir visur didžiausia ginčiai. Iš tikrųjų, tai nėra kažkoks teisės aktas ar dar kažkoks, kaip ką tik pasakė juristas. Todėl siūlyčiau su pataisom, kurias